Labas vakaras, Lietuva. Šiandien kalbėsime apie Laisvės televiziją, kas ji yra, kas už tą projektą atsakingi ir ar Laisvės televizija sugebės į Lietuvą atnešti kažką naujo, unikalaus ir labai naudingo. Aš nežinau, kur yra laisvė, kur yra pradžia, lyg ir čia, bet į čia tai mano laisvė kartais kur čia. Šią savaitę socialinės medijos tinkluose atsirado naujas projektas, tai yra Laisvės televizija. Jį organizuoja Andrius Tapinas ir jis jį patalpino į patreon.com. Laisvės televizija pasiekė savo tikslą surinkti $6,000 per patreon.com svetainę. Tai yra tikrai nuostabus pasiekimas, ypač tokiem youtuberiam, tokiem mažiem youtuberiam, kurie net nepradėjo nieko dar daryti. 6,000 yra nežmoniškai daug. Mano mėgstamiausias youtuberis Grady A Under A, kuris jau turi daugiau nei 3 milijonus prenumeratorių YouTube, jisai iš Patreoną gauna tik tai $2,3 tūkstančio per laidą. Tai kaip Lietuvai, kaip projektui, kuris dar net neprasidėjo, tai yra tikrai nežmoniškai nuostabus pasiekimas ir vien dėl to Andrius Tapinas turėtų jau džiaugtis. Ir tai tik rodo, kad lietuviai ieško kažko naujo, jie nori naujos televizijos, nori kažko naujo ir originalaus. Ir tai yra tikrai nuostabus dalykas visiems lietuviam ir ypač tiem lietuviam, kurie tikisi ir norisi kažko daugiau iš Lietuvos YouTube. Žmonės nori daugiau kokybiškų YouTube laidų ir panašių dalykų. Ir gali būti, kad šis Andriaus Tapino projektas taps maža revoliucija Lietuvos YouTuberiam. Gal atsiras daugiau kitų YouTuberių, kurie kurs gerą, kokybišką ir tikrai įdomų content. Kodėl būtent dabar nusprendė Andrius Tapinas pradėti savo projektą, nors apie tai jau šnekėjo keletą metų ar bent keletą mėnesių, tai tikrai būtent dėl to, kad LRT nusprendė nebetęsti finansavimo pinigų kartai, kas yra tikrai gaila, nes man atrodo, mano nuomonė, tai buvo viena iš geriausių laidų LRT sezone. Jei neklystu, kas Andras Dalbojobas užaugęs norėtų būti žurnalistu. Andriaus Tapino vardą esame girdėję ne kartą ir ne du. Pagrindinė dėl to, nes jį žinome kaip rašytoją, žurnalistą, laidų vedėją. Tiksliau, taip apie jį rašo angliška Wikipedija, užsienietiška Wikipedija, angliški straipsniai. Jeigu žiūrint Wikipediją, ką rašo Lietuvos Wikipedija, tai rašo, kad pagrindinis dalykas, ką Andrius Tapinas yra pasiekęs, yra užėmęs 4. vietą pokerio turnyre. Kodėl tas skirtumas, kodėl mažą aprašymą, bent Google paieškoje, lietuviškas aprašymas rašo, kad jis yra pokerio žaidėjas, tai yra svarbiausias jo pasiekimas, o anglai galvoja, kad svarbiausias pasiekimas, kad yra rašytojas, laidų vedėjas, žurnalistas. Kodėl taip parašė, nežinau, tik tai šiaip įdomus pastebėjimas. Andrius Tapinas yra tikrai žmogus pasiekęs daug. Jis yra išleidęs knygų, turi savo laidų ir apie jį daug kas žino. Tačiau nepaslaptis, kad Andrius taip ir nepasiekė tai, ko norėjo vaikystėje. Vaikystėje aš turėjau 2 karjeros kelius. Vienas buvo realistiškesnis, kitas buvo labiau fantastiškas. Deja, neįgyvendinau nei vieno. Realistiškesnis karjeros kelias buvo ledų pardavėjas. Tai buvo man absoliučiai svajonių profesija, nes, tu gali valgyti ledų kiek tu nori, aš taip įsivaizdavau. O kitas karjeros kelias buvo riteris džedajus, norėjau būti džedajum, kadangi pasižiūrėjau Žvaigždžių karus, kai man buvo dar 9 metai. Jis netapo ledų pardavėjų, ką jis norėjo padaryti, ir dėja jis netapo džedajumi, ko jis irgi labai norėjo vaikystėje. Ir tikrai negalime smerkti Andriaus už tai, kad jis norėjo tapti džedajumi, nes kas antras Lietuvos jaunuolis tikrai norėjo tapti Son Goku užaugęs. Nemeluokit, žinau. Kaip paklausęs kainos būni minimum pasiūstas nahui. Nežinau, kiek Andriui Tapinui pasiseks su šiuo rėmimo moduliu, tai yra naudoti patreon.com ir naudoti mažus verslininkus, laidų rėmimui ir panašiems dalykams, bet galiu garantuoti vieną dalyką. Jeigu jisai nenaudos to idiotiško modulio, kurį naudoja 15minučių.lt, jam tikrai pasiseks. Ir visi, kas dirba ir ką galvojate apie 15 minučių LT ir apie adbloko blokavimą, mano asmeninė nuomonė, eikit šokt nuo olos. Eikit šokt greit. Anot Delfi straipsnio, Lietuvos televizija tai yra naujos kartos, nepelno siekiantis žiniasklaidos priemonė nepriklausoma nuo didžiojo verslo ir politikų įtakos. Gera pradžia pusė darbo. Jeigu toks tikslas ir jeigu jiems tai pavyks padaryti, bus labai nuostabu. Vien tas faktas, kad jie kels video į YouTube, duoda jiems daugybę laisvės. Didelė tikimybė, kad jeigu kažką parodys per daug ar pasakys kažko per daug, YouTube'as gali nuimti jų monetizaciją, bet jeigu jie turi verslininkų rėmėjų ir jeigu jie turi patreon.com rėmimą, gali būti, kad tai jiems bus ne problema ir jie galės daryti ir sakyti praktiškai ką tik nori. Ir jeigu tai bus, Andriau, sveikinu, pasieki kažką naujo ir unikalaus Lietuvos televizijoje. Andriaus citata. Mes pagalvojame, kad reikia įsitikinti, ar iš tikrųjų tie žmonės, norintys gero turinio, yra pasiruošę mokėti ir ar mes galime sukurti tą turinį. Na, žmonės pareiškia, žmonės per 4 dienas jau pririnko daugiau pinigų negu norėjote, negu prašėte, jums bereikia įrodyti, ar sugebėsite kurti tam tikrą turinį. Prašau, Andriau ir visa 20 žmonių komanda, ar kiek jūsų tenais yra, prašau nenuvilkit, nes tai gali būti tas dalykas, ko aš nuoširdžiai laukiau jau gerus kelis metus. Tai gali būti
Lietuvos YouTube'o maža revoliucija. Gal atsiras daugiau Lietuvos YouTuberių, kurie nuspręs kurti ir gerą kontentą, įdomius dalykus. Andriau, nepriešik. Vienas iš dalykų, ką Andrius planuoja daryti su Laisvės televizija, tai yra pokalbių laidos. Politinės ir ne tik politinės pokalbių laidos. Galiu pasakyti tik vieną dalyką, kad jeigu jis kurs geresnės laidas nei Rūtos laidos, jam tikrai pasiseks. Ar pagalvojate, kas atsitiktų, jei jūsų niekas nesiklausytų? Rūta, nepyk, bet kiekvieną kartą išgirdus tavo balsą, man norisi sėsti ant Julijono Urbono karuselės ir jie pasivažinėti. Ir kažkada tai liausis, praeis niūri audra. Ir žiūrovą, kuris yra išrankus, kuris yra matęs pasaulio ir žino, kas yra gera televizija, žino, kas yra geras humoras, šmaikštus humoras, žino, kas yra geri tyrimieji reportažai, žino, kas yra laidos svarbios valstybės ateičiai. Man tikrai nepatiko Andriaus pataikavimai žiūrovam. Aš suprantu, kad jis darė tai tam, kad surastų daugiau klientų ir daugiau žmonių, kurie aukotų pinigų, bet žiūrovas, vidutinis žiūrovas tikrai nėra labai išsilavinęs, labai pakeliavęs, labai puikiai supranta humorą. Žmogus, kuris gyvena Čikagoje ir panaukojo pinigų, ir žmogus, kuris gyvena kažkur tarp Vilniaus ir Kauno bokštų, jisai turės visiškai kitokį supratimą apie gerą turinį, apie įdomų, apie kūrybingą ir apie juokingą turinį. Jeigu Andrius bandys patenkinti visų tų žmonių poreikius, tikrai projektas nepavyks. Esmė yra tame ir visi puikiai suprantame, jeigu nori įtikti visiems, vadinasi neįtiksi niekam ir tavo projektas mirs. Taip kad aš tikiuosi, kad Andrius susiras tą publiką, kuri jį remia, kuri jį palaiko ir kad projektas tikrai gyvuos. Pirmoji laida atsiras po poros dienų, tai yra rugsėjo 11 dieną, gan įdomus pasirinkimas datai, bet ką padarysit, tokia diena. Ir mes visi laukiame, tikrai daug žmonių laukia pamatyti pirmąją laidą ir pažiūrėti, ar rėmimas tai laidai tam projektui tik tai kils, ar viskas nuslūgs, ar gal tiesiog buvo vienintelis ilgos vienos savaitės didelis hype. Aš labai tikiuosi, kad tai nebuvo paprastas hype, aš tikiuosi, kad tas projektas gyvuos, nes kaip ir minėjau, aš labai tikiuosi, kad tai bus didžiulis renesansas Lietuvos YouTube'ui. Tikrai noriu matyti kuo daugiau gerų kūrėjų, kurie ne tik tai daro blogus, nes blogerių yra pakankamai. Taip, tikrai blogerių yra nemažai, bet žmonių, kurie kuria laidas, kurie daro research ir domisi tuom ir bando surasti abi diskusijos pusės, tikrai nėra dėja daug. Ir jeigu atsiras, jeigu Laisvės televizija sugebės būtent tai sukurti, aš labai tikiuosi, kad tai bus kažkas naujo, gero ir tikrai didelė gera pradžia Lietuvai, ypač Lietuvos YouTube'ui. Andrius Tapinas ir visa komanda tikrai žino, na bent aš tikiuosi, kad jie tikrai žino, kaip kurti gerą turinį. Ir aš tikiuosi, kad jie nedarys paprastos klaidos, tai yra, kad tiesiog nufilmuos laidą, kuri turėtų būti rodoma per TV3, LNK, LRT ar bet kurį kitą kanalą ir tiesiog bus įkelta kaip paprasta laida į YouTube. YouTube'as yra kitoks dalykas, yra visai kitas padaras, kitas žvėris ir aš tikiuosi, kad jie visi tai supranta ir kad kažką padarys naujo, įdomesnio ir unikalaus. Ar jie sugebėtų vieni iš YouTube'o pragyventi Lietuvoje, ar iš vis Lietuvoje įmanoma pragyventi iš YouTube'o? Geras klausimas. Ko gero į tai dar atsakymo niekas nežino, nes kaip pats Andrius ir minėjo, tai yra pirmasis, unikalus, tikrai geras, rimtas projektas Lietuvoje. Galiu pasakyti tik tiek, kad aš asmeniškai labai laukiu ir noriu pamatyti rezultatus. Ir Andriau ir visa komanda, kuo didžiausios sėkmės ir aš tikiuosi, kad parodysit kažką gero ir įdomaus. Šiandien tiek, iki kito karto.